Po pergalės prieš Didžiąją Britaniją, šį vakarą Panevėžyje Lietuvos rinktinės laukia mūšis su vakar ispanams garbingai pasipriešinusia Lenkija. Net ir netekusi pajėgiausių savo žaidėjų, Marcino Gortato ir Maciejaus Lampės, kaimyninės šalies rinktinė įrodė, kad yra pasirengusi mesti rimtą iššūkį visiems favoritams. Lietuvos nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra prieš vakaro rungtynes teigė, kad bus stengiamasi išnaudoti mūsiškių aukštaūgius ir būti agresyvesniems baudos aikštelėje. Viena komanda yra savotiška, truputį lenkai žaidžia kitaip. Galbūt jie neturi savo tų žvaigždžių, jeigu taip galima įsireikšti, Gargato, Lampės, Ignerski, bet jau pirmos rungtynėse įrodė, kad su jais juokauti negalima ir jie yra pavojinga komanda. Jie daug ir gerai juda ir be kamuolio, daug stato užtvarų ir gali mesti iš toli. Turi naturalizuotą žaidėją Kelatį, kuris yra vienas iš lyderių. Koščarek jau kaip ir veteranas skaitosi žaidėjas. Ir grūmės ir visi agresyviai liko ant lentos, taip kad komanda labai pavojinga, mes iš tikrųjų ruošiamės labai rimtai. Ar bandysite pasinaudoti pranašumu priekinė linija? Žinoma. Ir kaip aš jau vakar sakiau, gerai mes vakar pataikėm. Jeigu taip galima įsireikšti, žvėriškai pataikėm iš toli, bet tikėtis, kad kiekvieną dieną mes taip mėtysim, neverta ir negalim pasikliauti vien tik tai tolimais metimais. Taip, kad mums reikės bandyti būti agresyvesniems baudos aikštelėje. Ar visi vyrai sakyti sveiki, ar nėra vyresnių kamų? Daugiau mažiau aplamdyti po pirmo mūšio, bet pasiruošę toliau. Treneriai turbūt analizavo rungtynes vakarykštės Lenkų ispanų, ką Lenkai tokio kažką darė, kad sugebėjo šiek tiek pasvilinti ispanus, ar ispanai kažko nedarė? Ką darė, tai didžiausias darimas, jie labai žaidė be įtampos ir žaidė visas 40 minučių. Ir žaidė su širdim, sakysim taip. Ir tas duoda, jie atėjo į tą ketvirtą kėlinį, kada skirtumas nebuvo toksai didelis. Tai ko daugiausiai tokios komandos dažniausiai siekia ir tada tu nežinai, kaip ten bus. Tai mums reikia, sakau, nuo pat pradžių ir stengtis reikiamų momentų, kad gale jau mes būtume pliuse. Rungtynių Lietuva-Lenkija pradžia 21 valandą.